Sveiki, Lietuvos Respublikos piliečiai, draugai, pažįstami, artimieji, tie, kas myli ir nekenčia. Kanalas Tai Kas buvo sukurtas, buvo kūrimas turint mintį, narplioti problemas, kurios kyla mūsų keliuose, mūsų šalies Lietuvos keliuose. Kadangi aš tuo metu, kai kūriau tą kanalą, kai aš buvau kupinas pykčio, turėjau žmona nepalaikė mano iniciatyvos, taip tas kanalas ir buvo numarintas. Nieko aš taip ir nepadariau, porą įrašų turėjau padaręs, bet sulaukęs neigiamos reakcijos iš žmonos aš nusprendžiau jų nedėti, taip ir liko. Einant laikui, aš susipažinau su Vaidu Žemaičiu Lekstučiu, mes padarėm porą trejetą laidų susijusių su mūsų ekonomika, su kitais klausimais. Ir ilgainiui bėgant, aš narpliojau tai, kas atrodytų yra svarbu. Ir visai kažkaip praleidau šitą mūsų sferą, būtent transportą. Ir dabar norėčiau šiek tiek sugrįžti prie jo. Kodėl? Dėl to, kad, pavyzdžiui, dabar yra žiemos metas, vasario mėnesis. Ir atkreipiu dėmesį į tai, kad keliai yra arba prastai valomi, arba jie nevalomi visiškai, arba jie yra barstomi netinkamai. Ir tai nereiškia, kad aš nežinau, kaip yra. Aš tiesiog sakau, kad vienu metu mūsų šalyje dalyje Lietuvos kelių yra barstoma netinkamais reagentais, dalis Lietuvos kelių yra išvis neprižiūrima, dalis Lietuvos kelių yra nebarstoma, bet valoma, nors valomų iš tiesų kelių praktiškai nemačiau. Geriausia situacija yra autostradoje. Vilnius Kaunas, greičiausiai nevažinėjau Kaunas Klaipėda. Prastesnė situacija yra miestuose, tai tam pačiam Vilniaus mieste, keliuose, kurie yra svarbus. Kaip pavyzdžiui, Kauno mieste tie keliai, kurie yra susiję su kalnais, jie prižiūrimi šiek tiek geriau. Ir jiems barstyti panašu yra naudojama kitokia chemija nei kitose miesto dalyse. Kuo skiriasi chemija, kaip aš suprantu, kaip aš įvardinčiau, gera, kuo skiriasi gera chemija nuo blogos? Bloga chemija, jinai yra labai slidi ir jinai yra slidi netgi tada, kai asfaltas yra šlapias. Ne tada, kai jis yra apšalęs, kada jis yra šlapias. Problemos prasideda su bloga barstymu to reagentų, galimas daiktas ne barstymo, o netgi pilstymo reagentų. Prasideda tada, kai prasideda sniegas. Ir tokia situacija jau buvo berods 96-98 Maskvoje. Pats aš joje nedalyvavau, bet taip viena ausim girdėjau, kad iš vakarų buvo atvežta chemija ir naudojama barstyti gatvėms. Ir problema tos chemijos buvo tokia, kad ta chemija netirpdė ledo, netirpdė sniego, bet jiems neleido, sniegui nukritusiam, neleido susiformuoti į ledą. Bet kame problema? Galbūt kažkur vakarų miestuose, kur yra ganėtinai šilta, pasakykim, imkim kokį nors ten Müncheną, galbūt Berlyną, kur sniego sluoksnis yra nedidelis, sniego yra nedaug ir galbūt tokiuose miestuose ta chemija ir viskas gerai. Neleidžia susimesti sniegui į ledą, jisai nesusitrombuoja ir pas mus nėra ledo, bet tas sniegas, kas problema yra, jisai nei tirpsta, nei formuojasi į ledą ir tu jį turi surinkti ir išvežti. Pagal tai, ką aš patiriu šią žiemą Lietuvoje, tai yra būtent tokia chemija naudojama, kuri neleidžia susiformuoti ledui, ten kur yra barstoma. Aš nekalbu, kad visur. Ten kur barstoma, neleidžia susiformuoti ledui, bet tuo pačiu tas sniegas netirpsta. Jisai laikosi ant gatvės. Negana to, ta chemija, kaip sakiau, jeigu ją padengti kelius, kai yra šlapia, kelio danga pasidaro labai slidi. Ir kelia pavojų eismo dalyviams. Geresnė situacija yra su, kaip sakiau, su autostrada. Bent jau aš pastebėjau Vilnius Kaunas, kad kai pabarstoma ta reagentais, Vilnius Kaunas, tai kelio danga elgėsi taip, kaip aš esu įpratęs, iš vaikystės, iš jaunystės, kai mes važinėdavom, leisdavom gerai laiką
miesto gatvėse. Taip, dabar tai jau yra nebeįmanoma ir nėra prasmės, nes yra apšiai renginių ir galimybių praleisti gerai laiką ne miesto gatvėse, pažydinėjant kelių eismo taisyklės, o nuvažiuoti į trasą. Bet tuo metu, kai aš vairavau, aš buvau susiformavęs sekančią nuomonę. Ir atkreipiau dėmesį, kad iki -9 keliai, jeigu yra barstyti, jie būna drėgni. Ir ta drėgmė, jinai kyla, pakeliama ratais yra, ir mes pastoviai turime valyti stiklą. Dabargi su dabartinė chemija, kai kelia iš po automobilio ratų, dergia ant stiklų, ta chemija labai sunkiai nusiplauna. Aš atkreipiau tokį dėmesį. Tai va, anksčiau kaip būdavo, tai būdavo iki -9, -12, tame tarpe kažkur galbūt iki -15 keliai būdavo drėgni. Virš -15 keliai pasidarydavo sausi. Ten būdavo naudojama iki -7, -9 druska, po to būdavo naudojama žvyras. Ne, ir mišiniai ten visokie, nesvarbu. Bet mintis tokia yra dabar. Ir dabar važiuodamas Vilnius Kaunas, aš atkreipiau dėmesį, kai buvo šalčiai didieji, asfaltas sausas. Sausas, gražus asfaltas. Ne? Bet tik da važiuoju iki Kauno miesto, įvažiuoju į Kauno miestą, ten buza. Neištirpęs sniegas. Neištirpęs, nei skystas, o grinai buza. Tai yra toksai sutrintas, labai smulkus. Toks jausmas, kaip būtų aušinimo skystis aušinimo sistemoje užšalę su etilenglikoliu, propilenglikoliu, kai būna junginiai. Ir jisai tada aušinimo skystis nepasidaro vientisas ledas, o gaunas toks kaip šerbetas. Tai vat atkreipiu dėmesį, kad Kauno mieste, ten kur buvo bent kažkiek barstyta, naudota ta chemija, ten yra šerbetas, pavadinkim taip. Ten, kur iš viso nieko nebarstyta, ten tiesiog ledas. Gerai supoliruotas ledas. Ir kodėl aš piktinuosi? Kodėl aš galėčiau, kodėl aš norėčiau išreikšti pasipiktinimą, ne, kad neskubėkit, negazuokit, ten viskas bus gerai. Aš sutinku, viskas tvarkoj. Mes negazuojam, atsargiai važiuojam, bet yra didžiulė problema. Žinot kodėl? Todėl, kad kai pasninga ir pasidengia tas ledas sluoksnių sniego, automobiliai tiesiog nebegali pajudėti iš vietos. Štai kur yra problema. Man kliūnanti problema šitoj situacijai. Ir kaip po to, dėl tokios situacijos, sustoja 500 000 gyventojų turintis miestas. Ne 15 minučių, ne pusvalandžiui, ne valandai, ne 2, o geram pusdieniui. Visas miestas sustoja. Kodėl? Todėl, kad niekas negali pajudėti. Gerai, tai būnė, ne niekas. Yra tikrai nemažai automobilių, kurie apauti gerom padangom, 4 varomų su stabilumo kontrolėm, bet sunkvežimiai tokios prabangos neturi. Jie turi one size fits all padangas. All season. Tai yra demisezoninės padangos, su kuriuom jie važinėja ir žiemą, ir vasarą. Ir jeigu nebarstyti kelių, tai jie negali pajudėti iš vietos. Ir stoja visas miestas. Tai aš ką noriu to pasakyti? Kad kažkas taupo pinigus, greičiausiai taupo, ant kelių priežiūros tinkamos. Pirmas reikalas stato Lietuvos Respublikos piliečius į pavojų. Toliau, ne tik atstato į pavojų, bet dar ir stabdo mūsų visą transporto sistemą, kas kainuoja iš esmės pinigus. Mes savo iškasenų neturim. Nei dujų, nei anglių, nei mazuto, nei naftos. Nieko neturim. Mes viską perkam. Ir dabar kiekvienas tas pristabdymas, kiekviena ta prastova mums, Lietuvos Respublikos piliečiams, kainuoja pinigų. Iš kur mes juos gauname? Mes juos skolinamės. Valstybė skolinasi už mus. Yra valstybėje, mūsų šalyje žmonės, kurie yra pareigoti priimti sprendimus už rinkėjus. Ir jie priema sprendimą skolintis mūsų Lietuvos Respublikos piliečių sąskaitą. Kodėl? Todėl, kad kažkas neefektyviai tvarkosi mūsų ūkyje. Todėl, kad kažkas grobsto mūsų piliečių
skirtas kelių priežiūrai lėšas. Netinkamai jas paskirsto. Ir gali kilti kai kuriem klausimas, kokios nesąmonės, kodėl čia taip. Todėl, kad kažkam tai naudinga. Yra žmonių, kuriem aš manau, kad tai yra naudinga. Kam galėtų būti naudinga? Na, pavyzdžiui, paimkime Vilniaus miestą ir tą jovalą, kuris yra padarytas Vilniaus mieste. Kai mes turime žiedą, žiedinę sankryžą, pavyzdžiui, prie Giraitės policijos komisariato buvusio, prie sankirtos geležinio vilko su Gerosios Vilties, yra žiedas, ne? Tame žiede yra daugybė įvažiavimų ir išvažiavimų. Pačiam žiede mes turime tik 2 juostas. Tai dabar pabandykime įsivaizduoti. Mes turim čia tiek įvažiavimų, štai tiek išvažiavimų, ten jų iš tiesų yra daugiau. Ir mes turime tik 2 juostas, 2, kuriomis gali vykti eismas. Tai dabar įsivaizduojat, pas jūs yra štai tiek įvažiavimų, tiek išvažiavimų ir jūs visą laiką turite parinkti 2 juostas. Dar tie išvažiavimai žmogui reikia atvažiavusiam iš Vašytovo, iš čia, jam reikia atsidurti, sakykime, čia, tai jam dar reikia kažkaip persirikiuoti, rasti būdą. O įvažiavimai, išvažiavimai pačiam žiedė yra tik 2 juostos. Tai neįmanoma, tai negalėjo padaryti sveiko proto žmogus, kuris norėtų padaryti, kad mieste būtų geriau. Tai buvo daroma tyčia. Visa šita sistema, kuri yra Vilniaus mieste, yra padaryta tyčia, kad to Vilniaus miesto arba sostinės gyventojai bei svečiai stovėtų kamščiuose nuolatos. Nes pabandykime įsivaizduoti, suprasti pirmoji, kad daugiausiai automobilis vartoja kūro arba, kitaip sakant, energijos, kadangi mes turime dabar elektromobilius, ne, tai pas juos kūras truputį kitoks. Sakykime taip, daugiausiai automobilis vartoja energijos, kai stovi, kai jis nejuda, kai jis neatlieka savo tiesioginės funkcijos, tai yra neveža žmogaus iš taško A į tašką B. Ir kuo daugiau automobilis stovi kamštyje, tuo daugiau kūro jisai sunaudoja. Jūs galite pasakyti, kad Danielius nenormalus ir čia jisai prisigalvoja velniavų, konspiracijos teorijos ir taip toliau. Tik jums vertėtų žinoti, kad Skvernelio žmona 2020 metais patapo Orlen Baltic konsultantė finansų klausimais berods. O 2020 metų 7 mėnesio pasirodė pranešimai apie mūsų Vilniaus mieste, mūsų sostinėje, būsinčią kilpinį eismą būsimą. Jūs nematot jokių sąsajų, ne? Visiškai, absoliučiai, nieko bendro neturi. Aš tikiu. Dar būtų gerai pasižiūrėti, jeigu kažkas norėtų. Paimtų ir pasižiūrėtų, kokios yra Orlen Lietuva gamyklos pajamos iki 2020 metų ir po 2020 metų. Ir palygintų, koks yra šuolis. Pabandykite, pažiūrėkite. Drąsiau. Tai va, tai aš manau, kad yra tikimybė, kad jeigu gerai pasikuisti, galima būtų surasti galus ir išaiškėtų, kad tai, kas vyksta mūsų keliuose, yra daroma tikslingai. Tikslingai Lietuvos Respublikos piliečiai yra statomi į pavojų tam, kad kiti Lietuvos Respublikos piliečiai, šunsnukiai, gautų asmeninės naudos. Bet čia turbūt šiais klausimais užsiims mūsų didieji kovotojai už teisybę, tokie kaip Skirmantas Malinauskas, Tapinas, LRT, Siena. Jo, jie turbūt greičiausiai įsigilins ir nustatys, kas čia iš tiesų yra teisus ir kas kaltas. Dabar einam prie kitos temos. Mūsų keliuose aš prieš kokius 1,5 metų grįžinėjau iš varžybų. Ganėtinai vėlus vakaras buvo ir gavosi taip, kad aš važiavau keliu, kuriuo turbūt
Važinėdavau, bet kažkaip neatkreipiau dėmesį. Galbūt kažkoks buvo sutapimas. Gavosi situacija sekanti. Kad aš atkreipiau dėmesį, kad mane ne vieną, ne du ir ne 5 kartų ir net ne 10 kartų apakino automobiliai, kurie atvažinėjo ilgaisiais žibintais ir privažiavus prie manęs paskutinių, gal ne visai paskutinių, bet taip su pavėlavimu perjungė iš ilgųjų šviesų į trumpasias. Ir aš tuo metu nusprendžiau, galvojau, kad galbūt, kadangi atkreipiau dėmesį, jog tai apynaujai automobiliai, galvojau, galbūt netyčia tų automobilių vairuotojai yra tokie išsišokėliai, kurie nelabai kreipia į aplinkinius vairuotojus dėmesį. Ir galimas daiktas, kad jie tai daro, tiesiog, toks dabar, toks neatsakingas tų prabangių automobilių vairuotojų požiūris į aplinkinius. Ir vėliau aš tik tai susivokiau, kai pradėjau važinėti šiek tiek daugiau naktimis, aš atkreipiu dėmesį į tai, kad šiai dienai yra daugybė naujų automobilių, dar pasitariau su draugaičiais, pažįstamais, kurie užsiiminėja automobiliais, kurie šiek tiek daugiau gaudosi programavime automobilių ir valdymo sistemose bei komunikacinėse automobilių sistemose. Aš priėjau išvados, kad šiuolaikiniai automobiliai, jie turi užprogramuotą problemą. Kame jinai, iš ko susėda ta problema? Yra sistemos, kurios stebi automobilius važiuojančius iš priekio, ir jos stebi, ar atvažiuoja koks automobilis, ir į tą sistemą priima sprendimą. Ar reikia persijungti žibintus iš tolimų į artimuosius. Yra įvairių ledinių dabar žibintų, yra lazerinių žibintų, kurie atseit sugeba iškirpti automobilį, jį paslėpti šešėlėje, kad neakinti iš priekio atvažiuojantį automobilį. Tik problema prasideda pirmoje eilėje dėl to, kad visi tie protokolai, kurie yra susiję tarp skanerio ir žibinto, jie yra ne pirmos kategorijos. Tai yra ne pirmo svarbumo. Ką tai reiškia? Kad pirmo svarbumo informacija tai yra susijusi ta informacija, kuri susijusi su saugos signalais. Tai yra su tuo, kas yra svarbu mūsų saugumui kelyje. Tai yra automobilio vairuotojų ir automobiliai esančių asmenų saugumui. Tai kas gali būti koks nors pėsčiųjų priežiūro, atstumo radaras, linijų radaras ir visa kita, jie turės pirmumo teisę informaciniai žinutei. Tai yra, išsiųsta bus žinutė, ta žinutė nuėjo iki paskirties taško, paskirties taške jinai apdorojama ir priimami sprendimą, ką toliau daryti. Tai yra, išsiunčiama jinai toliau ta žinutė. Tai su žibintais yra taip, kad yra gaunamas atstovima eilėj, kol sulaukiama eilė, kol visos svarbios žinutės apie gedimus ir visa kita, kas ten sustabdžių sistema, stabilumo sistema, važiavimo greičiai, visa kita, atstovima eilėje su žinutė, kad pas mus yra iš priekio atvažiuoja automobilis. Ta žinutė dakeliavo iki mūsų modulio, modulyje rado irgi laiko jai, apdorojo ir po to radijo laiką išsiunčia į žibintus. Žibintas priima signalą, kad mums reikia persijungti. Persijungia, bet tarp to, kai yra sugeneruojamas signalas, yra pamatoma, ir sureaguojama, praeina sekundės dalis. Ir to pilnai pakanka, kad gadintų iš priekio atvažiuojančių automobilių vairuotojų akis. Taip. Esmė kokia? Prieš metų 20 aš susidūriau su vienu vairuotoju, dirbau sunkvežimių servise, automechaniku ir susibendravau su vienu vairuotoju, kuris nuolatos aptarnaudavo mikroautobusiuką, kuris buvo su būda. Ir tas mikroautobusiukas, sprinteris, tas vairuotojas išvežiodavo su to mikroautobusiuku laikraščius, literatūrą, spaudą. Ir jis yra pasakęs, kad čia šiaip, kad žinotumėt, jis yra pasakęs, kad pats greičiausiai gendantis produktas yra ne pienas, o literatūra, tai yra spauda. Nes jeigu tu pasiėmęs ją nepristatysi iki 7 ryto, tai gali jau ją išmesti. Nes jinai niekam nebus reikalinga, jau ten ant 9 niekam jinai velniam nebereikalinga. Nes bus žinios gautos iš kitų šaltinių ir tu tiesiog iššvaistėjai laiką. Iššvaistėjai pinigus, laiką ir naudos jokios iš to.
Tai jo darbas buvo sekantis. Jisai berods 3 nakties ar 2 nakties pasiimdavo iš Vilniaus spaustuvės literatūrą, tai yra spaudą, ir jie veždavo į Klaipėdą, berods Panemunę, išvežiodavo ją, gal net ne Panemunę, bet, žodžiu, kažkur ten Šilutės link Klaipėdos turėdavo pristatyti tą spaudą. Ir šia kalba, kaip čia kažkaip, sako, man darbas visai patinka, ramu, man gerai, aš jau pripratau, tik vieną problemą, sako, aš pas jį tokie akinukai, kaip pas Mauserį ar Surskį, kažkuris iš ten tų veikėjų, toks, su rimtom dioptrijom. Ir sako, viena problema, prieš 3 metus mano regėjimas buvo puikus, be jokių klausimų. Vat aš per 3 metus sugebėjau taip susigadinti regėjimą. Ir aš pradėjau nagrinėti, galbūt netgi mes tada su juo pasišnekėjome, kaip čia kažkaip. Esmė yra tokia, kad kai važiuoji naktį, tavo vyzdys yra išsiplėtęs, grubiai, sakykime, maksimaliai, nes jis bando surinkti visą tą šviesą, kurios yra nedaug nuo atsispindinčių kelyje dalykų, tai yra kiek mūsų žibintai apšviečia, ir kiek po to mūsų akis bando surinkti tos šviesos. Ir kai automobilis atvažinėja iš priekio, net jeigu jis važiuoja su trumpais įjungtais žibintais, mūsų vyzdys bando susitraukti ir bando prisitaikyti vienu metu prie 2 sąlygų. Iš vienos pusės prie to, kas jį akina, o iš kitos pusės jis bando sugerti kaip galima daugiau šviesos. Ir jisai tamposi. Automobilis nuvažiavo, jisai bando išsiplėsti, čia atvažiuoja dar vienas ir nuolatinis tas žaidimas yra. Nuo maksimaliai atidarytos diafragmos iki maksimaliai uždarytos. Ir jis visą laiką bando tampytis. Ir galų gale mes sugadiname savo regėjimą. Panašus efektas yra, kai mes vasaros metu, saulėtą dieną, važiuojam į apšviestą, atkreipiu dėmesį, į apšviestą tunelį. Ir būna sekundė 2, mes nieko nematome. Jeigu ir matome, tai matome ypatingai prastai. Tai va tokia pati situacija vyksta keliuose. Ir žmogus, kai atvažinėja iš priekio automobilis, ir tas automobilis laiku neperjungia tolimų žibintų, žmogus daliai sekundės, ar netgi ne daliai sekundės, o keliom sekundėm, jisai tampa aklas. Jis nemato to, kas vyksta kelyje. Ir čia atsiranda naujų problemų. Reikia dar vieną istoriją papasakoti jums. Kadaise, metų 20 atgal, aš rašiau straipsnį apie kietakūnių apšvietimą. Tai yra apie LED žibintus. Puslaidininkius, kurie išskiria šviesą. Ir mano pranešimas buvo apie tai, kad mokyklai profesiniai paprašė fizikos mokytoją pasiruošti, aš pasiruošiau ir mano esmė pranešimo buvo tokia, kad su laiku per 50 metų mūsų kaitrinės lemputės bus pakeistos diodais ir kad diodai turi labai daug privalumų, ilgiau šviečia, jų šviesos kiekis yra ten, aš jau neatsimenu, 20-30 kartų didesnis nei kaitrinės lemputės, palyginti su galingumu, žodžiu, vien pliusai. Tik vienas yra iš tų pliusų, toks pasidaro minusas. Viena istorija buvo. Viena įmonė panašių metų irgi užsiminėjo LED technologijom ir jie norėjo parodyti savo galimybės ir nusprendė pagaminti prožektorius. Kišeninius žibintuvėlius, kurie būtų ypatingai galingi. Parodyti, ką gali ta naujoji technologija LED. Ir prožektoriaus galingumas buvo fantastiškas, padarė seriją tų prožektoriukų, žibintuvėlių ir juos padalino savo klientams. Potencialiems klientams, kuriuos galėtų sudominti tą technologiją. Ir pasipylė problemos, todėl kad prasidėjo gaisrai. Žmonės tuos prožektorius taip neatsargiai kažkur numesdavo, įdėdavo į rankinuką, į stalčių. Ir jeigu tas prožektorius įsijungdavo, jis išskirdavo tiek šviesos, kad aplinkui esantis daiktai užsidegdavo. Kodėl tai yra svarbu? Todėl, kad šiuolaikiniai žibintai automobilių, jie išskiria tiek šviesos, kad jie gadina aplinkiniam vairuotojam regėjimą. Ypatingai stipriai gadina.
Tai šiai dienai aš keliuose anksčiau, aš norėjau pakelti tą klausimą, būtent kai aš pradinėjau tą kanalą, aš labai norėjau pakelti klausimą dėl priešrūkinių žibintų naudojimo, kai yra geras matomumas. Policijos pareigūnai turėtų imtis ir atlikinėti savo darbą. Ir bausti visus, kurie važinėja su priešrūkiniais žibintais, tuomet, kai yra geras matomumas. Aš atkreipiau dėmesį ir atkreipiau jūsų dėmesį, jeigu jūs dar neatkreipėt ir jeigu jūs nepastebėjot, kad priešrūkinius žibintus dauguma silpnapročių, ne dauguma silpnapročių, kad silpnapročiai priešrūkinius ir žibintus naudoja tik tada, kai yra geras matomumas. Kai matosi mėnulis, kai yra skaidru, kai iš principo galima važiuoti netgi su išjungtais žibintais ir puikiai matysis kelias. Tada silpnapročiai susijungia priešrūkinius žibintus. Bet kai yra matomumas mažesnis, tai yra prastas matomumas, tai yra mažesnis nei 300 metrų, tie silpnapročiai, tie debilai, jie nejungia priešrūkinių. Dėl kokių priežasčių? Aš asmeniškai turėjau automobilių nemažai, kurie turėjo tos priešrūkinius žibintus. Neradau nei vieno automobilio, kuriam įjungus priešrūkinius žibintus per rūką būtų geriau matyti. Nei vieno. Kaip neturėjau nei vieno automobilio, kuriam gerai sureguliuoti priešrūkiniai žibintai įjungus gero matomumo sąlygomis padėtų bent kažkiek geriau matyti. Nei vieno. Ir aš klausinėjau kai kurių asmenų, kurie važinėjo su priešrūkiniais žibintais miesto ribose, atkreipiu dėmesį. Miesto ribose arba užmiestyje, gero matomumo sąlygomis. Ir jie man aiškino, kad jiems geriau matosi. Tai aš noriu atkreipti tų debilų dėmesį, kad jeigu jums įjungus priešrūkinius žibintus gero matomumo sąlygomis geriau matyti, tai yra toliau šviečia. Ne šiaip tai standartiškai. Priešrūkinis žibintas, jo apšvietimo laukas yra 3-5 metrai priešais automobilį. Nedaugiau. Ir iš principo, tie žibintai, jie šviesdami priešais automobilį sukelia tokį atspindį nuo kelio. Ir iš principo akina vairuotoją ir pablogina jo matomumą. Asmeniškai aš važinėjau visą laiką su trumpųjų šviesų žibintais. Kodėl? Todėl, kad man labai nepatinka junginėti tarp ilgųjų ir trumpųjų, kadangi mano akis pripranta prie, atsimenat istoriją, su tuneliu. Tai aš labai nemėgstu to momento, kai aš perjungiu iš ilgųjų į trumpasias ir aš būnu akimirkai žabalas. Aš nematau, kas vyksta. Ir jeigu, sakykime, atvažinėja automobilis, yra tokia tikimybė, kad aš nepamatysiu kažkokios kliūties ir aš turėsiu nemalonumų. Todėl aš visą laiką važinėju su trumpųjų šviesų žibintais, nenaudoju priešrūkinių, priekinių. Galinės aš įjungiu, kad būna rūkas, kadangi to reikalauja kelių eismo taisyklės. Priekinių kelių eismo taisyklės įsijungti nereikalauja, tik leidžia. Taip? Tai iš principo, jeigu esant blogam matomumui, jūs įsijungiat priekinius ir priešrūkinius žibintus, viskas tvarkoja. Klausimų jums nėra. Bet jeigu jūs tai darote, gero matomumo sąlygomis, policijos pareigūnai turėtų atlikti savo darbą ir nubausti tokius silpnapročius. Nes jie kelia ne grėsmę, o gadina kitų vairuotojų regėjimą. Tai mano kadaise norėta atkreipti dėmesį ir aš norėjau padaryti apie tai laidą ir pafilmuoti ir parodyti, kaip visą tai atrodo. Dabar teks tiesiog ant pirštų parodyti, paaiškinti. Tai šiai dienai be šitų debilų, šitų silpnapročių, mes šalyje turime dar kitokius. Tai gal dar grįžkime, kokia buvo tuo metu. Tai buvo vieni, kurie mane labai erzino, tai buvo būtent tie, kurie su priešrūkiniais. Antra grupė, tie, kurie važinėdavo su netinkamais reguliuotais žibintais ir akindavo. Taip? Arba jie būdavo per aukštai sureguliuoti, arba iš viso nesureguliuoti, arba sulaužytas žibintas, išlaužyti tvirtinimo elementai ir jis išviečia kažkur būtent akina iš priekio atvažiuojančius automobilius, arba akina tos, kurie važiuoja tą pačią kryptimį ir kuriam iš galo jisai atvažiuoja. Tai šitie mane labai erzindavo.
Ir labai stebino tai, kad policijos pareigūnai ir mūsų saugaus eismo departamento žmonės, kurie prižiūri saugų eismą mūsų keliuose, jie niekada negirdėjau, kad būtų keliamas klausimas, kad policijos pareigūnai turėtų stabdyti tokius automobilius ir imtis prieš juos veiksmų, tai yra atiminėti šitos techninės apžiūros talonus. Taip? Nes automobiliai yra techniškai netvarkingi. Tai va. Tai šiai dienai prie šitų dviejų grupių prisideda dar sekančios grupės. Tai yra debilai, kurie vietoj kaitrinių lempučių naudoja ledus. Ten aš pasižiūrėjau, pavyzdžiui, aš tokią situaciją atsimenu ne vieną jau. Kai aš atvažiuoja automobilis iš galo ir aš tiesiog sėdėdamas, jisai man iš galo atvažinėja, ne? Jisai pravažinėja antrą eismo juostą, kairę, aš važiuoju į dešinę ir jisai važiuoja link manęs ir aš negaliu automobilėje sėdėti, nes aš nerandu vietos, kur pasislėpti nuo veidrodžių, kadangi jisai mane akina. Realiai atvažiuodamas iš galo akina. Ir jis pravažinėja pro šalį ir aš matau, kad tai yra pirmos kartos Priusus. Ir aš galvoju, negali jis taip šviesti. Nebuvo pas tuos Priusus kažkokių stebuklingų žibintų. Aš pasiklausiau vieną pažįstamą, kuris turi šiek tiek sąsajų su šitų Priusų vairuotojas ir aš jo klausiu, klausyk, o gali būti taip, kad kažkas, sakau, tokia situacija buvo, ar tu gali man kažką pasakyti tuo klausimu? Taip, sako, yra tokia situacija, kad pirmos kartos Priusai degina lemputės ganėtinai dažnai ir visokių boltų vairuotojai, jie linkę susimontuoti ledus. Ir iš to, kas buvo, iš to, ką mačiau, aš susivokiu, po to pasižiūrėjau, aš tų ledų, pasirodo, yra įvairių ir pasirodo, kad kažkas jiems suteikė sertifikatus. Ir aš užsidaviau klausimą, aš pasiteiravau žmonių, kurie dirba techninėse apžiūrose ir aš uždaviau klausimą, jūs kas nors kontroliuojat šviesos kiekį? Taip, kontroliuoja. Aš klausiau, o tai jisai koks turi būti? Jis turi būti ne mažesnis, nei ten numatyta. O sakau, maksimalus yra koks nors apribojimai? Nėra. Aišku, mes jau turime nuostabią situaciją. Tai va, tai dabar anksčiau su žibintais būdavo sekančiai, ne? Koks nors debilas sugalvoja įsidėti galingesnės lemputės, 100 vatės, ne? Jis įdeda į savo žibintą, žibintas išdega, viskas kas tik įmanoma, reflektorius pakeičia savo formą, atšoka nuo plastikinio korpuso, korpusas išdega, suanglėja ir ramu, viskas, jam reikia kito žibinto. Šiai dienai įdėjus ledą, jisai gali ilgai nuobodžiai, aišku, irgi išdega, bet jisai ganėtinai ilgai ir nuobodžiai gali gadinti regėjimą kitiems eismo dalyviams. O po to, kas įdomesnis, dar viena grupė žmonių, kurie sugadino savo žibintus vienokiai ar kitokiai formai, ne, tokiu, tarkim, būdu, jie nusiperka pačius pigiausius žibintus, kokie tik yra. Kodėl? Todėl, kad, kas tau pirks tokiam Priusui žibintus už ten po 300 eurų už vienetą. Nupirks už 60 eurų už vienetą, susimontuos ir važinės. Problema su tokiais žibintais, kad jie nefokusuoja absoliučiai. Jeigu tu paimi tokį žibintą, pasistatai prieš stendą, tu matai ne gražią varnelę, iš jūsų pusės tokia horizontas, lygi ir po to varnelė. Ne, ten bus kažkoks plėmas, neaišku koks. Ir tas žibintas, jisai ne tai, kad sufokusuos tą spindulį, o jisai padarys tokį kleksą, dėmę. Ir ta dėmė atvažiuojančių automobilių vairuotojus akins, gadins jų regėjimą. Ir kokia įdomi situacija gaunasi, ne? Kad yra tokių debilų, silpnapročių, kurie sako, kad oi, man tai blogai matosi naktį, jie susėda tas ledinės lemputės. Tai yra kietakūnių apšvietimas, puslaidininkinės lemputės susijęta į savo automobilį. Akina kitus silpnapročius. Tada tie silpnapročiai susėda dar galingesnius žibintus ir visa tai eina kur?
Tai kad pirmas reikalas. Policijos pareigūnai. Aš negaliu reikalauti. Iš esmės, kadangi aš nieko neatstovauju, bet aš manau, kad yra žmonių, kurie palaikys mano iniciatyvą. Todėl paprašysiu imti savo darbo ir pradėti bausti ir prižiūrėti šitos debilus, kurie nekreipdami dėmesio į kitų žmonių sveikatą, teisę į sveikatą, į gerą regėjimą, piktybiškai naudojasi spragomis ir jūsų neveiklumu. Nes tai, ką jūs darote, tai yra labai neatsakinga. Taigi, aišku, klausimas, kur ten tie mūsų visi saugos specialistai, kurie visas institutas yra. Ne, kur šitie pastoviai žiūri, kokia ten sauga, kaip ten teisingai viską padaryti. Kur jūs esate? Kodėl? Aš vienintelis matau šitą problemą, norit pasakyti. Aš vienintelis, ne? Man vieninteliam tai trukdo. Jūs visi kiti nematote. Ką daryti? Gal jūs užduosit klausimą, o ką daryti su tais naujais automobiliais? Neleiskime į mūsų gatves. Tebūnie, jie važinėja mūsų gatvėmis. Dienos metu. Kai negadina regėjimo kitų automobilių vairuotojams. Ne mano tai bėdos. Kažkas, jūs pasakysit, ką tu supranti? Aš suprantu, patikėkit manim. Aš tikrai suprantu. Vat man keista, kodėl tokia organizacija kaip ADAC Vokietijoje, kodėl jinai nekelia šito klausimų. Galimas daiktas kelia, tik tais, pavyzdžiui, tokia kaip LRT nekreipia dėmesio į tai. Ne? Nes tai yra nenaudinga. Tai vat, pirmas reikalas. Policijos pareigūnai turėtų atkreipti dėmesį į automobilių techninį stovį ir padaryti taip, kad asmenys naudotų tinkamai priešrūkinius žibintus. Automobiliai, kurie galimai naudoja netinkamus šviesos prietaisus, būtų iš jų atimtas sertifikatas, kuris parodo, kad automobilis tinkamas mūsų keliams, jis netinkamas, jie netinkami. Ne? Toliau, tie, kas yra su blogai sureguliuotais žibintais, juos irgi atitinkamai nubausti, kadangi negali jie dalyvauti eisme, kadangi jie yra techniškai netvarkingi automobiliai. Kas ten pas mus daugiau? Tie, kurie, aišku, su blogai žibintais, jau viso tai aptart. Tai va, aš jau pradedu kartotis. Nes šita situacija mane labai veda iš pusiausvyros. Kodėl? Todėl, kad jeigu kažkam atrodo, kad nieko čia baisaus, mes visi likstame žabali. Akli. Su prastu regėjimu. Būtent dėl tos priežasties, kad vieni kitus bandysim apvailinti. Ir dar vienas momentas. Aš jau pasižiūrėjau. Suinvestavus 400 ar 600 eurų. Nupirksiu tokio nežmoniško dydžio LED barą. Aš neatsimenu ten. 7000 liumenų. Kažkas, žodžiu, tokio, jeigu jį įjungti prieš atvažiuojančiam automobiliui, tai akis turėtų savaime ištekėti. Bet negana to, kad aš panaudočiau, kad aš jau pasiryžęs nusipirkti tokį iš visos įrenginį, aš pasiryžęs dar jį patobulinti. Jam įdiegti papildomai modulį, kuris impulsais, labai trumpais, bet labai galingais skleistų šviesą. Taip vadinamas būtų stroboskopo efektas. Ir surasti tokį dažnį, prie kurio nuo 2-3 ten šitų serijų impulsų akis tiesiog ištekėtų. Aš jau esu ant tokios ribos, kad aš visai, jeigu policijos pareigūnai ir mūsų kelių eismo priežiūros specialistai nesiims šiuo klausimu veiksmų, manau, kad aš imsiu savarankiškai. Nes jau tai nebeįmanoma pakęsti. Jeigu jūs nematote tame problemos, aš sakau, aš rasiu sprendimą, aš spręsiu tą problemą tokiu būdu. Tai čia negrasinimas. Tiesiog aš atkreipiu jūsų dėmesį, ant kiek jau tai dakasė mane. Ir aš įtariu, kad aš esu ne vienas. Ir kad mūsų šalyje yra daugiau žmonių, kuriems nepatinka ta situacija su žibintais. Ir priemonės, kaip kovoti su šitais visais silpnapročiais, aš esu jau sugalvojęs, man tik beliko susikaupti ir jas sumontuoti į automobilį. Aišku, aš juokauju.
Bet niekada negali žinoti, kas tam Danieliui gali šauti į galvą. Šiai dienai tiek. Viso geriausio.